Aš pristatysiu tyrimą, kurį atliko įvairovės edukacijos namai. Aš šiuo atveju buvau tik tai konsultantė šitam tyrimą, pati jo neatlikau. Tiesiog kolegės paprašė pristatyti. Nežinau, ar galėsiu atsakyti visus klausimus, bet tikrai pasistengsiu, kadangi atliekant tyrimą, kaip jau sakiau, dalyvavau šitą. Taigi, tyrimas buvo, apklausa buvo atlikta šiais metais, balandžio gegužės mėnesiais. Ji buvo atliekama internetu apklausiant Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų moksleivius. Moksleivių amžius buvo nuo 12 iki 19 metų, bet pagrindą sudarė vyresniųjų klasių moksleiviai maždaug 16-17 metų. Na ir turbūt tai šiuo metu yra vienintelis toksai tyrimas Lietuvoje, kurio objektas yra būtent patyčios seksualinės orientacijos ir arba lyties tapatybės pagrindu Lietuvos mokyklose, kuomet buvo apklausiami ne taip vadinami tų patyčių objektai, žmonės, kurie patiria tas patyčias, bet apskritai bendra populiacija. Tai yra Lietuvos moksleiviai, nepriklausomai nuo to, ar jie patiria patyčias, nepriklausomai nuo to, kokia jų yra seksualinė orientacija ar lyties tapatybė. Kas yra patyčios dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės? Tai yra patyčios, kurių pagrindą sudaro asmens, iš kurio tyčiojamasi seksualinės orientacijos arba lyties kvestionavimas, tai yra, užklausimas ar įtarimai kažkokie, gal tu visai čia tokios ar vienokios ar kitokios esi seksualinės orientacijos ar lyties. Ir taip pat sumenkinimas tos tapatybės arba orientacijos. Dėl įsitvirtinusių heteronormatyvių normų. Tai yra šito tipo patyčios yra būtent reiškinys, kuris atsitinka dėl to, kad mūsų visuomenėje įprasta manyti, kad yra tam tikros lytis, kurios yra apibrėžtos, nekvestionuojamos ir kad jos yra dvi, vyrai ir moteris, kad yra dominuojanti ir geresnė seksualinė orientacija ir yra visos kitos seksualinės orientacijos. Trumpai tariant, heteronormatyvumas. Tai yra šio patyčių tipo priežastis. Tyrimo kontekstas. Aišku, turbūt visi šitoje salėje sėdintys supranta, kodėl svarbu šitą temą domėtis, kodėl svarbu pradėti inicijuoti tyrimus. Deja, oficialių kažkokių sociologinių, tokių jau tikrai labai gerai moksliškai pagristų duomenų Lietuvoje mes neturime. Ta prasme, neturime reprezentatyvių duomenų, nes reprezentatyviems tyrimams yra reikalingos tikrai labai didelės lėšos, kurių deja Lietuvoje nei viena nevyriausybinė organizacija dar nėra sugeneravusi šiam momentui, o iš valstybės deja tokių pastangų nematome. Aš esu mačiusi tik tai vienintelį tyrimą Švietimo ministerijos 2009 metų, kuriame buvo tyriamos bendrai patyčios mokykloje ir ten buvo pora klausimų, visam didžiuliam klausimynė buvo pora klausimų skirta. Man atrodo, kad ten buvo suformuluota homoseksualumo tema. Bet ten buvo net neišskirta kaip atskiras patyčių pagrindas, bet tiesiog įdėta tokie klausimai, ar tyčiojasi dėl būtent homoseksualios orientacijos. Ir tai yra viskas. Man daugiau nėra pavykę pamatyti kažkokių tai valstybinių institucijų tyrimų arba reprezentatyvių apskritai tyrimų šitą temą. Kodėl reikia jų? Todėl, kad visi suprantam, kad kaip prieš tai kolegiam parodė, kokie yra patyčių mastai Lietuvoje ir kaip mes išsiskiriame iš tikrųjų visam pasaulyje ir Europoje. Tuo, kad trečdalis mūsų moksleivių patiria patyčias patys ir patys jas vykdo, inicijuoja, jau nekalbant apie tai, kiek jas stebi.
Na ir tai žinoma prieštarauja esminiams žmogaus teisų principams. Tai yra visų pirma visuotinė žmogaus teisų deklaracija sako, kad kiekvienas turi teisę į mokslą. Kaip mes įgyvendiname tą savo teisę į mokslą, jeigu mes negalime eiti į mokyklą dėl to, kad iš mūsų ten yra tyčiojamasi. Papildo šitą mintį vaiko teisų konvencija, kuri įpareigoja ją priėmusias valstybės apsaugoti savo vaikus, gerbent jų požiūris ir užtikrinant jų interesus. Na tai vėlgi, kaip mes galime apsaugoti vaikus, jeigu mes visiškai nieko nedarome, arba darome nepakankamus veiksmus, kad patyčios mokykloje liautųsi. Ir ypač, kaip vėliau pamatysime skaidrėse, kad mažai darome būtent, kad kai kurios patyčių sritis mažėtų. Taigi, žmogaus teisės turėtų būti vienodai taikomos visiems, tai savaime aišku, kad ir mokiniams, mokiniai taip pat žmonės, kaip čia diskutavome būtent Moksleivių sąjungos renginyje ne per seniausiai. Todėl jiems turėtų išgalioti žmogaus teisės, taip pat neišskirtis ir LGBT mokiniai. O kokia yra situacija su to Lietuvoje, kad dėja ši žmogaus teisė nėra užtikrinama ir ką galime pamatyti iš tikrųjų, jeigu taip tiesiog lengva akė pamėginsime apžvelgti, kokios yra vykdomos prevencijos programos mokyklose ir kas yra viešai kalbama, kas yra viešame diskurse apie patyčias. Tai dėja, bet nelabai daug matosi viešame diskurse apie patyčias dėmesio būtent patyčiams dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Nesimato ir tinklapyje be patyčių, nesimato ir mokyklų tinklapiuose, kuriuose yra skelbiama, kad mokyklos vykdo prevencinės programas, kad organizuoja renginius ir taip toliau. Tyrimo tikslai, trumpai šito tyrimo tikslas buvo ne vien tik tai surinkti duomenis apie, kiek įmanoma daugiau tokių pirminių duomenų apie tai, kokia yra situacija su patyčiamis šito pagrindu, bet ir įvertinti jų mastą, bet taip pat ir didinti matomumą ir šitos problemos matomumą, dėl ko šiandien čia ir susirinkome šitoje konferencijoje. Mano kolegės paruošė jums labai daug skaidrių, bet viską galite šitam renginyje pamatyti, leidinėje pamatyti, tai aš tiesiog labai stengsiuosi perbėgti trumpai ir jeigu kažkokiu tai kils vėliau, noro pasitikslinti, tai galėsim vėliau aptarti turbūt per diskusiją. Taigi tyrimo dalyviai, kaip matome, tai yra tyrimas, kuriame dalyvavo visos Lietuvos moksleiviai, neklausiant kokia jų seksualinė orientacija, tai yra neatsirenkant pagal seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę. Taip, pirmoji tyrimo dalis apie tai, koks yra patyčių mastas šito pagrindu ir kokios jų formos. Na ir klausimas, kaip dažniausiai sužinoma, pamatoma, išgirstama apie patyčias dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės savo mokykloje. Tai, kaip matome iš šitos didelės mėlynos masės, 85% apklaustųjų teigia, kad jie savo mokykloje arba savo klasėje yra matę, girdėję, žino apie tai, kad tokios patyčios jų artimoje aplinkoje vyksta. Tai yra, jeigu patiria, tais bendrais duomenimis remiantis, patiria maždaug trečdalis, tai yra, asmeniškai patiria, arba ir taip pat tyčiojasi maždaug trečdalis, tai, dalyvauja tame kaip stebėtojai, kaip ta trečioji šalis, didžioji dauguma, 85%. Jeigu mes pasižiūrėtume pagal lytį, tai vyrų, vaikinų, su vyriška lytim save identifikuojančių šitam procentui yra netgi daugiau. Ir dar vienas toksai pastebėjimas, kad šitame tyrime dalyvavo kur kas daugiau merginų negu vaikinų ir iš to turbūt galima, žvelgiant į šitą grafiką, galima spėti, kad jeigu dalyvautų vis dėlto tyrime, būtų dalyvavę vaikinų daugiau, tai yra panašiau į tokią bendrą proporciją, tai gali būti, kad šitas skaičius dar būtų didesnis.
nes kaip matome, kad vaikinai dažniau pasisako, kad jie yra matę ir girdėję patyčias. Na ir pagal seksualinę orientaciją, tai patyčias dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės vis dėlto kur kas dažniau pastebi ne heteroseksualūs asmenys. Tai yra vėlgi tas bendras 85% skaičius dar padėjo gerokai, žiūrint pagal seksualinę orientaciją, ir 100% homoseksualios orientacijos moksleivių sakė, kad yra girdėję arba matę tokias patyčias savo klasėje. Nėra tokių homoseksualios orientacijos asmenų, kurie dalyvavo tyrime ir sakė, kad nebūna tokių patyčių pas jų klasėje, ne apskritai visuomenėje, bet jų klasėje arba mokykloje. Dažniausia forma yra žodinės patyčios, tai yra apkalbos, spėjant arba įtariant arba kitiem pasakant, kad galbūt šitas žmogus yra kažkurios tai seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės ar kažkaip kvestionuojant. Taip pat pravardžiavimas vadinamas įvairiausiais menkinančiais žodžiais. Tai yra labiausiai paplitusios patyčios, 37 ir 30% atsakė, kad mato tokias patyčias labai dažnai. Kas šitoje vietoje yra įdomu, kad aišku, tokios jau labiau radikalesnės formos, jos yra retesnės, jau kur kas mažiau žmonių atsako, kad labai dažnai tą mato. Vienok yra žmonių, kurie atsako, kad labai dažnai mato, pavyzdžiui, ir apspjaudimo, arba grasinimo, arba mušimo, 6%. Kas čia yra taip pat svarbu, kad dažnai yra daroma, tokia viešam diskursai yra daroma tokia klaida, sakoma, kad, pas mus, aišku, tų patyčių tokių jau radikalių tai nėra. Ten nesimuša ar tenais daiktų pakalba. Jo, pakalba, bet čia tarsi ir netai pavojinga. Bet iš tikrųjų, taip sakydami, mes tiesiog leidžiame tam kontekstui būti ir leidžiame šitoms patyčiams, kurias patiria 37%, kurias labai dažnai mato 37%, pereiti į radikalesnes formas. Taip, kaip dažnai, taigi 37% pasakė, kad labai dažnai žodinės patyčias patiria, vėlgi vaikinų tame yra žymiai daugiau, kurie patiria žodinės patyčias. Ir vėlgi, kalbant apie tai, kas patiria patyčias dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės, tai čia du įdomus aspektai. Vienas yra, kad vis dėlto homoseksualios orientacijos asmenys patiria gerokai dažniau, 71% patiria labai dažnai, lyginant, kai heteroseksualios orientacijos 30%, tačiau vėlgi 30% tai yra trečdalis visų žmonių, kurie visiškai būdami tikri dėl savo seksualinės orientacijos ir tikri dėl to, kad ji atitinka mūsų tą heteronormą vyraujančią, vis tiek trečdalis žmonių patiria patyčias būtent seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu. Kaip dažnai inicijuoja, vyrai inicijuoja dažniau. Kokie pagrindiniai žodžiai, tai turbūt čia daug jau man komentarų nereikia, nes jau čia nieko naujo turbūt. Man yra tekę daugybę kartų bendraujant su mokytojais paklausti, kokie yra pagrindiniai žodžiai, kaip moksleiviai mokykloje vieni kitus vadina, jau pažeminamai. Tai aišku, žodis iš P raidės skamba dažniausiai pusę lūpų, paprastai, kai pasakomi visi tokie cenzūriniai žodžiai, tai tada jau ateina šitas, kurį iš tikrųjų visi turi galvoje, bet, mokytojai nedrįsta taip jau iš karto pasakyti. Bet, šiuo atveju, akivaizdžiai matome, kad tai yra, čia yra žodžiai, kurie susiję su kontekstu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Bet aš kalbu apie tai, kad mes, jeigu apskritai kalbame apie visas patyčias, tai šitie žodžiai dažniausiai išeina į priekį bendrame kontekste.
Na ir vyriškai giminiai taikomų žodžių yra daugiau šitam kontekste. Kaip mokytojai reaguoja į patyčias, tai didelė dalis, reikšminga dalis respondentų mano, kad mokytojai ignoruoja patyčias. Arba tiesiog pataria nekreipti dėmesio į jas moksleiviams. Taip pat matome, kad respondentų nuomonė mokytojai labai dažnai, 40% netgi respondentų mano, kad mokytojai labai dažnai patys inicijuoja patyčias dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės. Beveik pusė mokytojų. Na ir čia, jeigu dar tą patį klausimą pagal seksualinę orientaciją žiūrėsime, tai homoseksualūs respondentai dažniau pastebi, kad mokytojai inicijuoja patyčias šitą pagrindą. Ar mokyklos personalas kalba apie tai, ar atsiranda diskusija šitas dalykas, kad negalima tyčiotis dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės? Tai čia bus labai įdomu palyginti su pranešimu, kuris seks po manęs, kad štai, pavyzdžiui, apie tai, kad negalima tyčiotis neįgalumo pagrindu arba etninės tapatybės pagrindu, mato didžioji dauguma moksleivių, tačiau dėl seksualinės orientacijos, kad negalima tyčiotis, mato tik tai 38% moksleivių tą girdi savo mokyklose. Ir čia yra skaidrė, kuri parodo, kas vyksta nuo to, kad yra kalbama mokykloje. Štai matome tendenciją, kad tose mokyklose, kuriuose yra kalbama, jog tyčiotis iš seksualinės orientacijos negalima, atitinkamai yra šiek tiek mažiau sužinoma apie patyčias, tai yra galima spėti, kad šiek tiek mažesnis tas patyčių mastas, paplitimas, kad mažiau pravardžiuoja, mažiau respondentų pasakė, kad juos asmeniškai pravardžiuoja ir taip pat mažiau respondentų pasakė, kad mokytojai tose mokyklose inicijuoja patyčias. Taigi matome, kad vien iškėlimas į diskursą, kad tokios patyčios negali būti, jau duoda tam tikrų rezultatų. Kiek turiu laiko? Viskas? Viskas. Gerai, tai galiu išvadas tiesiog perskaityti. Labai greitai. Tai va, tai pagrindinės išvadas dėl paplitimo, kad tai nėra vien tik tai kažkokios visuomenės grupės problema, nei vien moksleivių, nei vien LGBT moksleivių ir panašiai, kad apima visą visuomenę. Formos yra dažniausiai žodinės, tačiau jos linkia pereiti į kitas formas ir 85% netgi moksleivių mato savo aplinkoje tas patyčias, tai yra beveik visi. Na ir kad mokyklos vaidmuo yra šiuo metu labai toksai sporadiškas, nėra akivaizdžių priemonių, nėra diskusija, mokyklos neiškelia to į diskursą, kad tokios patyčios egzistuoja ir kad su jom reikėtų kovoti. Bet jeigu taip atsitiktų, tai pagal tyrimo duomenis tai galėtų iš tikrųjų padėti ir tą patį ir sako moksleiviai, kurie įvardina pagrindinės tokių patyčių priežastis, tai yra normatyvumo paisymas ir nenormatyvumo baimė ir heteronormos įsigalėjimas. Ir ką siūlo moksleiviai šito tyrimo, dalyvauja tyrime, siūlo būtent iškelti į diskursą, tai yra kalbėti apie tas, pradėti bent jau nuo kalbėjimo, tačiau ne šiaip kalbėjimo, kad visko žinote būna, bet struktūruoto kalbėjimo ir visų pirma aiškaus kalbėjimo įvardinimo, kad tokios patyčios negali būti mūsų mokykloje, mums reikia su tuo tam priešintis. Na, ačiū už papildomą laiką.